Sveiki, mėlyjeji. Čia laida Lietuva sveiksta. Visos mūsų laidos, kurias sukūrėme šią vasarą, yra YouTube kanale, būtinai pasižiūrėkite. O šiandien tokiam baigiamajam vasaros akordui yra vienas laukiamiausių mano žmonių, kuriuos tikrai labai norėjau pakalbinti ir gal net kiek įgrisau su klausimu, o gal galima, o gal jau. Tai yra sveikatos apsaugos ministras. Čia Linas Kukuraitis, kurį studijoje matome tam, kad pakalbėtumėm, ką ten veikti. Ką toj ministerijoje galim ten nuveikti? Linai, sveiki ir labai ačiū. Sveiki, malonu čia būti. Ačiū, kad kvietėt. Tai labai gera, kad jūs čia. Ir aš kažkaip pagalvodama, ruošdamasi pokalbį, pagalvojau, kad kaip neišprotėti nuo galvojimo, kiek daug sričių sveikatos ministerijoje yra. Yra, mūsų tas kūnas su tiek tų galūnių, su tiek visko, kas gali būti. Ir jums kažkokiu būdu reikia visą tai viskam suteikti pirmenybę, arba ne. Ar gali truputėlį pasakyti, kaip jūs pats struktūruojate visą tai, ką radot ministerijoje? Ir kaip galvojate dirbti toliau? Ačiū, čia daug klausimų vienu vietoj. Aš auginu 5 vaikus. Ha! Galūnių sakau. Man atrodo, tai yra svarbi gyvenimo patirtis, nes su vaikais taip yra, kad ten irgi turi visus prioritizuoti, negali vieno išskirti, labai greitai atsiras neteisingumo jausmas ir kiti dalykai, tai lygiai tas pats yra su sveikatos priežiūros sritimi. Ir džiaugiuosi gyvenimo tokia patirtim, kad esu užaugęs bendruomeniai, kur begalės įvairių sričių, nuo socialinių, sveikatos, šeimų, jaunimo ir visi tie reikalai visada buvo mano kažkaip kūno, mano šeimos, mano tokio profesinio angažavimosi dalis. Ir yra tekę vadovauti įvairioms įstaigoms, kur pavyzdžiui Vilniaus arkivyskupijos karitui, kai vadovavau 12 metų, kuris beje šiandien kaip tik švenčia 100 metų gimtadienį ir važiuosim juos sveikinti, tai tikrai labai džiaugiuosi tą bendruomenę. Turėjom 40 centrų ir programų įvairiausių, nuo pagalbos priklausomiems, tiem, kurie gyvena gatvėje, motinoms ir vaikams, įvairiausi poreikiai žmonių. Ir tie taiklus sprendiniai kiekvienai grupiai su labai tokiais niuansuotais, išskirtiniais keliais, finansavimo šaltiniais ir savanorių dalyvavimo ir kitais dalykais. Tai toks kompleksiškumas ir gebėjimas tame būti, jaučiu, kad yra mano tokia profesinio tokio dalyvavimo visuomenėje dalis. Pakeleivis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje lygiai taip pat buvo labai daug įvairių sričių, tuo metu, kai buvau ministru. Nuo paslaugų srities, globa, paslaugos į namus ir kiti dalykai, iki sodrinių didžiųjų pinigų klausimų sprendimai dėl kiekvieno euro, kur milijonai juda biudžetuose mūsų ir kiti. Tai tikrai užimtumo visas sritis ir kitos. Ir sveikatos apsaugos ministerijoje sutikau dar vieną ypatingai kompleksinę sritį, kur nuo farmacijos iki sveikatos priežiūros sistemos, asmens sveikatos priežiūros sistemos, kur tikrai ten tas lygiai nuo pirminio iki tretinio ir kiek ten yra niuansų, kiek yra šita sritis, sakyčiau, save kažkuria prasme išskyrus ir apsaugojus savo netgi tokia lingvistinių, kiek yra visokių burtažodžių ir visokių... Jie jau aiškus jums? Terminų, tai man atrodo, kad nėra žmogaus, kuriam visi aiškus tie terminai, nes kiek kalbam tai, kad vaistų yra apie, ligų yra apie 11 tūkstančių, jeigu dar visos tie niuansai ligų, tai 50 tūkstančių plus. Atitinkami tiek pat yra vaistų, tai kas gali visus tos burtažodžius žinot mūsų pasaulyje šitoj srity. Ir dėl to ta specializacija konkrečiai srity ir labai toks gilus nuėjimas ir tie subtilūs dalykai. Tam, kad viso to galėtum prisidėti, yra labai svarbu pasitikėjimas, labai stipri specialisto komanda, kurie geba sąveikauti, bendradarbiauti su specialistais ir atliepti, reiškia,
tų, kurie veikia tiesiogiai su žmonėmis, lūkesčius, kad jiems palengvinti darbą, kad jie tai padarytų geriausiai. Tai komandoje yra labai svarbu, kad viceministrai turėtų ir specialybinę kompetenciją, bet ir vadybinę dialogišką kompetenciją, kad būtų girdintis, jaučiantis, atliepiantis ir atpažįstantis, kas kūrė didžiausią vertę pacientui ir su juo dirbančiai bendruomeniai. Ir tada jums pačiam, ką jie atneša jums? Tas žmogus, kuris, sako, viceministrai, tie, kurie būna su žmonėmis, žino tendencijas, gaudo viską, ko pats tada iš jų tikitės? Taip, aš paprastai tikiuosi keletos alternatyvų klausimų sprendime. Ar teisingai girdžiu, kad nesinori būti tokiu visiškai vėliavnešiu kažkokiai srity, kur nėra dar palaikančiųjų? Priešingai, norisi išgirdus kitų nuomonę sakyti, kad panašu, kad čia konsensusą turime tam tikrą ir galim keliauti kartu iš karto. Mažiausiai paruošti. Tuos žmonės, jau kai mes su vėliava ateinam, kad jie būtų paruošti, kad vėliava ateis. Mažiausiai. Jeigu iš vis pavyksta suderinti pozicijas, tai aišku, kad tada eis ir praeis. Nereikia net ir vėliavų kelti, tiesiog eina ir praeina. Dėl kai kurių dalykų esat visiškai tikras, kad pavyks padaryti? Taip. Jau ir dabar mes matome, kad tam tikrose srityse, pavyzdžiui, visuomenės sveikatos sritis, kuri man atrodo, kad šiaip tai yra tokioje šiek tiek visoje sveikatos priežiūros kompleksiškume, jinai yra tokia, šiek tiek podukros vietoje, kiek pagal finansus kiek yra skiriama, kaip jūs pats iš vis suprantat visuomenės sveikatą? Kaip paaiškinti, žinot, žmogui? Kas tai? Tai yra padėti visuomeniai būti sveikai. Taip. Tai, ką darote ir jūs savo laidoje, kur sakote. Apie prevenciją čia labiausiai? Apie informavimą. Žinojimas yra jau labai didelė prevencija. Tai, kad žmogus informuotas, jis jau daro sprendimus remdamasi žinojimu. Jis gali daryti tokius neigiamus savo sveikatos atžvilgiu, gali teigiamus, bet jisai jau atsakingas. Ir tai žinojimas, informavimas yra labai svarbi dalis, tada skatinimas bendruomenių, kad jos palaikytų vienas kitą, nes vien žinojimo mums neužtenka, mums reikia tarpusavio palaikymo. Neretai gretos įvairios grupės, ir kurios kartu bėgioja, ir kurie kartu sportuoja, ir kurie kartu, reiškia, netgi turi savo dietų programas, pasninkavimo ir kitas. Taip. Jūs taip sakot, tarsi žinodamas, aš dabar vienoje tokioje esu. Tai jos yra, man atrodo, jos yra be galo svarbios. Ir tai yra visuomenės sveikatos dalis ir mes jų negalim ignoruoti, mes priešingai jas turim skatinti, nes tai, ką gali žmogus pasidaryti, pats jis tą ir turi pasidaryti, ką gali jam padėti bendruomenė, turi bendruomenė padėti. Tik tada ateina specialistai. Čia yra tas subsidiarumo principas, kurį mes aptarinėjom prieš laidą, kad iš principo subsidiarumo principas kalba apie tai, kad aukštesnio lygmens kompetencija neturi daryti už tą, kuri gali pasidaryti pati. Kitaip sakant, gydytojas... Čia labai įdomi mintis. Gydytojas neturi spręsti dėl mano sveikatos, jeigu aš pats nieko dėl jos nedarau. Aš turiu prisimti atsakomybę ir gydytojo, pareiga yra mane paprotinti, kad aš pradėčiau daryti tos darbus. Ir dėl to tas toksai subsidiarus įgalinantis elgesys su manim yra be galo svarbus. Bet jeigu dar tą padarytų ne gydytojas, o bendruomenė, visuomenės sveikatos specialistai ir gydytojas yra ten kažkurioje tai grandinė, mes labai nukrautume šviestus, nes visuomenės sveikata dirba savo darbą. Ir mes grįžtam prie to, kad dėl to visi yra susitarę. Kažkuria prasme visi palaiko, kad to reikia. Būtent. Norėtųsi, kad tai būtų. Ir truputėlį stiprinsim šitą visuomenės sveikatos dalį. Šitą tikrai stiprinsim, nes man atrodo ir tai, kaip įgyvendinama, tam tikrų sprendinių reikia, tai reiškia tokios vadybos, kaip visuomenės sveikatos centrus labiau įdarbinti ir taip toliau, ir kaip juos sukabinti su bendruomenėmis, su tokiamis jūsų iniciatyvomis ir taip toliau, kad jie tikrai būtų pagalba visiems. Ir finansavimo klausimas. Šie centrai, šios rytis, šios priemonės, informacinės, prevencinės, profilaktinės, jos tikrai turi būti labiau finansuojamos. Jiem ten trūksta? O kam trūksta? Šildymui? Visuomenės, ne. Programų, informavimui ir pačiom programom įgyvendinti, matomumui, kitaip sakant, ar ne? Gerai, mes turime visuomenės informavimą kaip informaciją, ne? Mes prieikim prie prevencijos. Labai plati tema ir iš viso galvau, kad šitą laidą reikia vadinti, kaip žinot, kaip būna prie party, tai čia prevencija, toks, tikrai, vakarėlis iki gydymo įstaigų, šiaip jau prevencija ir galėtų būti. Kaip jūs į tai žiūrite? Skaičiai tokie
viena vertus, kita vertus, ar ne? Nu, iš tikrųjų, galima vienaip į juos žiūrėti, galima sakyti, kad mums daug kas labai jau pasisekė. Kaip jūs pat žiūrit? Sakyčiau taip, jeigu žiūrėt tokią ilgalaikę perspektyvą, mes tą išvengiamo mirtingumo problemą turim labai seniai ir ypatingai širdies ir kraujagyslių ligų srityje yra visą laiką čia pirmaujam Europoje. Blogąja prasme. Blogąja prasme. Tačiau rezultatai jie gerėja. Matosi, kad metai iš metų mes turim vis geresnius rezultatus dėl to išvengiamo mirtingumo ir kitų. Tai tam tikras progresas yra, bet kai jūs sakot 50-50 arba tas ir taip, iš tiesų taip yra 50. Į ką žiūrėsi? Kitaip sakant, 50% žmonių naudojasi profilaktiniam programom. Ir kita vertus, kaip tuos kitus 50, būtent. Ir, tu nei priversi, nei to... Ir čia yra labai svarbu, kad mes pasiektume bent 70%, mes turėtume visai kitą išvengiamą mirtingumą. Kitaip sakant, diagnozavus laiku žmonės išgyja. Vėžio ligų tikrai yra visai kitas pagyjamumas. Istoriškai mes esam pasiekę visai kitus rezultatus ir dėl to yra labai svarbu, kiek galima anksčiau diagnozuoti. Turim 4 vėžio programas, vieną šeimos širdies ir kraujagyslių ligų. Tai visa tai, jeigu mes darysim, turim tikėti, kad tai darom dėl to, kad mes gyventum ilgai. Ir tai yra taip. tą turim žmonės, kviesti, raginti. Žmonės bijo išgirsti diagnozę, bet diagnozė nėra mirtis. Diagnozė nėra jau nuspręstas kažkoks likimas. Visiškai. Ir čia gydytojai tai tvirtina. Tikrai, tiek, kiek kalbinau, čia gydytojai visų yra tik tai kuo greičiau, tuo ilgiau. Tačiau jeigu tu kuo greičiau diagnozuosi, tuo ilgiau galėsi gyventi. Ar yra kažko, ką dar prevencijos programuose dar galėsim naujai daryti? Ar yra kažkas, kas likę iš ministerijos buvusios su visa pagarba Marijai tikrai? Ar yra kažkas, ką tuoj pat dar tvirtinat? Mes esam išsikėlę tarp mūsų priemonių planų, kad tą rodiklį nuo 50 stumti link 70, tai yra didžiulis proveržis. Dėl to, kol kas įsipareigojus tam, kol kas aš ir prašau sprendinių. Tai aišku, kad tai yra ir papildomas finansavimas ir šeimos pirminiai grandžiai, kad gydytojai ir jų komandos nariai tiesiog neasmeniškai pakviestų, tas labai veikia. Tam pridėti resursų, skatinti tas pirminės grandies komandas, kuriuom sekasi rodiklius pasiekti, tą irgi skatinti, kad dar daugiau motyvacijos būtų. Bet ir aišku, viešoji komunikacija, kad žmonės nuimti tos mitus ir baimės, kurias mes turim su to, kad iš mūsų paima kraują ar kitus duomenis ir iš to mes galime išgirsti tai, dėl ko nerimaujam. Man buvo toks buvo įdomus atvejis, BBC, man atrodo, rašė apie tai, kad skiepai padėjo pasiekti, kad neliktų to vieno iš vėžio formų. Ir tu žinai, kad, ką gali mokslas. Ir čia yra, žinau, kad programa veikia ir Lietuvoje, ir laukiama papildymo tam tikro. Ir tada galvoju, kad kaip gera, kad mes galim laiku būti čia, kad ne iš BBC sužinotumėm, galėtumėm Lietuvos žiniasklaidai sakyti, kad ir mes tokie. Mes labai daug esam padarę ir to paties vėžio gydymo srityje, vėžio onkologiniai tie klasteriai, žali koridoriai, kiti dalykai. Tikrai yra didžiulis įdirbis ir čia galva reikia nulenkti tiems specialistams, kurie formavo visą tai per eilę metų. Tai naudokimės. Gal pasakykim tokią vilties sakinį, kad o tie, kurie galbūt serga, nuolat yra ieškoma ir kitų būdų, kaip dar geriau padaryti. Būtent, net ir dabar čia mes 14 vaistų įtraukiam kompensuojamų sąrašą, tai iš jų didelė dalis yra būtent skirta vėžio gydymui. Aš lygiai tą patį ir pagalvojau, už 40 milijonų, už kiek ten buvo, aš pas viceministrą mačiau kažkaip įrašę, kad ir atsirado, ir jie įtraukti. Reiškia, mes nesam tie, kurie, teisingai suprantu, kurie užsidarom ir sakom, ne, viskas, dabar šitam katilėlyje ir dabar bus šita mūsų sriuba sveikatos. Turim dar pasitemti, nes kai kurie inovatyvūs vaistai ilgiau užtrunka, kol pasisekė
nepasiekė mūsų galimybės, kompensuojamų vaistų galimybės negu Europoje. Taip. Čia mes irgi išsikėlė savo vieną iš tų 20 darbų, kuriuos traukėme vyriausybės priemonių planą, tai kad pasiektume tos Europos vidurkius, kad mūsų pacientai nevėluotų. Taip. Ir trečioji grandis yra gydymas, ne? Mes kalbame apie informavimą, prevenciją ir jau viskas, gydymas. Man kažkaip, kalbėdama su jūsų patarėja, kalbėjau apie tai, kad man taip gera ir taip norisi vis tik pagirti, kokio lygmens yra medicinos specialisto reputacija. Tačiau kokio mes turim, kokios pagarbos esam žmonėm, kurie renkasi studijuoti, renkasi misiją gydyti. Tai kažkaip man atrodo, kad nežinau, ar tarp 20 punktų yra šitas, bet kažkaip man atrodo, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų, kaip gera, kad jų misija yra, koks aš bebūčiau, mane gydyti. Mhm. Labai gražiai apibūdinat. Ačiū už tą pozityvumą ir neretai mes sveikatos priežiūros srityje susilaukiam tokio neigiamų reakcijų, o šiuo atveju... Už ką, žinot, už ką? Už daug ką, ir už eilės, ir už netokį, nežinau, kažką netaip norėjau, ne tos vaistus paskyrė kiti dalykai. Ir aišku, kadangi sveikata yra vienas mums svarbiausių dalykų, tai žmonės nešiojamės kažkokius tos nesusipratimus, nesusikomunikavimus, neiškumus, ir tada juos išreiškiame vienais ir kitais būdais. Bet aš vėl noriu grįžti prie jūsų 5 vaikų. Tu sakai, kai tau skauda, ir labai jau tu ten esi sakantis, ne, nieko čia nesakysiu. Ne, tu tada ir sakai. Man jausmas, kad kai tau skauda, tai aišku, kad tu matai, kas nėra. Aš norėjau pasidžiaugti jūs to pozityviu žvilgsniu į mūsų gydytojų medikų bendruomenę, visą medikų bendruomenę. Taip, iš tiesų, mes turim labai daug gerų dalykų mūsų gydymo procesuose ir įdirbyje, ir technologijose. Ir kai kuriuose srityse esame vieni pirmaujančių Europoje, tai tikrai to norisi džiaugtis, tikrai vienžo. Vakar girdėjau, iš Šveicarijos žmogus pasakojo, kad jo kolegos gydytojai grįžo šeima gyventi į Lietuvą. Jie sako, žiūrėk, ir atlyginimai nėra jau taip jie mažesni negu Šveicarijai, bet viskas šalia, jie grįžo namo. Sako, jie suprato, kad jau metas, jau jiems metas. Tai kažkaip yra tikrai labai labai tokių dalykų daug, man atrodo. Taip yra. Ir man atrodo yra labai svarbu, kad turėdami palyginus mažus biudžetus, ką aš noriu pasakyti, kad sveikatos apsaugos sistemą mes kaip valstybė nuo bendro vidaus produkto, jeigu lyginam, finansuojam iki 3% mažiau negu Europos vidurkis. Tai reiškia, mūsų galimybės finansinės yra iki 3% mažesnės. Kodėl taip nutiko? Istoriškai taip yra susiklostę, kad sveikatos ir socialinės apsaugos sritis, tai yra tos, kurių sąskaita mes suvaldom kitus biudžetus. Tai reiškia, švietimui skiriam panašiai nuo bendro vidaus produkto, kitoms sritims netgi daugiau kaip krašto apsaugos sistemai. Aišku, visiškai dėl ko šiuo metu tai yra. Bet sveikatos ir švietimo yra labiausiai neprifinansuojamos. Ir gali būti, kad tai yra susijęs su tam tikra mūsų tokia visuomenės, sakyčiau, palyginus tokia liberalia raida. Liberalia tai ta laikysena, kad kiekvienas žmogus atsakingas už save, ką jis uždirba gyvenime, jis tą ir turės. Daugiau tokia anglosaksiška. Tuo tarpu Europos, kuri labiau orientuota į tokį solidarumo išlaikymą visuomeniai, kaip kad skandinaviška ir centrinės Europos, šitie dalykai mus taip tik iš lėto pasiekė ir aš sakyčiau, per tą visą laiką mes kaip valstybė, gyvendami su mažais biudžetais, išmokome net ir visas valstybės tarnautojų aparatas praktiškai veikti tokiom sąlygom, o tai čia tas veikimas yra toksai, sudaryti kiek galim daugiau individui, verslui ir kitiems sąlygų, kad jie klestėtų. Bet jeigu yra pažeidžiamos grupės, jeigu yra lygos, yra kiti dalykai, tada mes pradedam stikti biudžetų, nes nebesurinkam iš tų klestinčių, kurie perka Kanaruose būstus dar kažkur. Reiškia, nebesurinkam tiek mokesčių, kad galėtume pilnai solidariai užtikrinti paslaugas visiems. Kiek trūktų sveikatos biudžetui pinigų, jūsų manimo, procentais? Tai procentais yra, kaip pavyzdys, yra PSDF lėšos skiriamos sveikatos priežiūros paslaugoms, yra apie 5% nuo bendro vidaus produkto.
Europos vidurkis 7,5. Tai, vat ir dauginam iš kiek ir norėtųsi. Iš trečdalio. Ir mes turėtume tai panašiai, ką turėtume. Bet kur tai nusėstų, kaip jūs galvojat? Čia labai įdomu, nes kur nusėstų irgi yra labai svarbus klausimas, nes tam, kad mes galėtume užtikrinti kiek galima labiau visiems prieinamas paslaugas, svarbu, kad viešasis sveikatos sektorius jisai būtų stiprus. Tai reiškia, kad jisai galėtų ir rajone, ir regiono lygmens ligoninė, ir tą universitetinio lygmens ligoninė, kiekvieną išpildyti pilnai tą savo misiją, kuri jai patikėta. Taip. Šiuo atveju, kadangi stingam pinigų, tai čia ko nors trūksta, tai čia ko nors trūksta, čia ko nors trūksta ir tada tas paciento kelias gaunasi toks kartais labai sudėtingas ir eilės ir kiti dalykai. Tai šiaip tai, kur nusėstų, tai yra sudėliota tvarų, kokybišką sveikatos priežiūros tinklą, didesnius atlyginimus slaugytojams ir slaugytojų daug gausesnį būrį, nes mums ir jų trūksta mūsų bendruomeniai. Ir aišku, taip pat tada jau mes pasivytume ir su inovatyviais vaistais Europoje ir su kitais dalykais, tai galimybių mūsų gyventojams būtų daugiau. Bet net ir iš dabartinių biudžetų mes darom tai, ką galim. Tariant tai, svarbu pridėti, kad vadyboje sveikatos priežiūros sistemoje dar yra kur pasitemti. Yra kur pasitemti, atėjęs ir iš kitų paslaugų srities, aš labai aiškiai matosi, kad kai kurios ligoninės tvarkosi labai gerai, kai kuriuose reikia rimtesnio, tvirtesnio įdirbio, kad jos irgi funkcionuotų tinkamai, kad procesai būtų suvaldyti, darbų užmokesčio sistemos, skatinimo sistemos ir paciento kelias, kiek galima taiklesnis ir spartesnis. Pagirsit kokią nors? Įvardinsit, kas taip verti paminėjimo? Na, aš sakyčiau, gal tokiu būdu atrinksiu, kadangi yra tekęs lankytis jau pastaruoju metu per šį mėnesį. Jau spėjat? Ne vienoje tikrai jau apsilankiau, tai tikrai yra bent keletas, kuriomis noriu pasidžiaugti. Pavyzdžiui, Klaipėdos Respublikinė ligoninė, kuri teikia tas paslaugas, kurias teikia, kur matosi, kad procesai yra sustatyti gerai bendruomeniai, bent jau medikų bendruomeniai, vadovybė atrodo, kad nuotaika yra panašiai kaip pas jų studijų, tokia tikrai pozityvi, kas reiškia, kad tas pozityvumas jis kažkaip gali persiduoti ir pacientams, kas yra labai svarbi sveikatos dalis. Ir tas išreiškia man sienomis aplinka, kuri tokia arti namų. Jei ir jautiesi, kad čia tikrai ligoninė. Labai įdomu. Ir dar klausimas tada iš vis tas regioniškumas, nes iš tikrųjų, aš nesu tokia specialistė, bet kiek atsimenu, kažkas buvo bandoma daryti, kad tik tai didžiuosiuose miestuose, bet paskui lyg ir tame mieste, kuriame tu esi. Ar turit požiūrį, kas yra geriausia žmogui? Čia iš tiesų buvo, sakyčiau, tos paradigmos, kuriomis politikai rėmėsi darydami sprendimus. Viena paradigma buvo, kaip su mažu biudžetu suvaldyti sistemą, kad egzistuotų paslaugos prieinamos pacientui, nesvarbu kur, svarbu, kad būtų prieinamos. Taip. Kita paradigma, kad labai yra svarbu ir teritorija, kad tam tikros paslaugos būtų arčiau namų. Ir jos iš tiesų nėra lengvai sąveikaujančios, nes jeigu nori geriausias paslaugas koncentruoti, tada tu jas išsilenki keletą centrų ir koncentruoji ir tada stengiasi, kad kiek galima daugiau pacientų turėtų šias paslaugas. Bet jeigu žiūrime, kad teritoriškumas yra svarbu, kad pavyzdžiui pediatrijos skyrius, tai yra vaikams gydymas būtų prieinamas kiek galima arčiau bendruomenės, tada mes jau apsisprendę tam, tada jau turime dėti papildomas lėšas, nes jeigu kuo arčiau trauksim prie žmonių į mažesnės teritorijas, pediatrijų skyrių, tai reiškia, kad ten bus mažiau vaikų ir taip daugiau negimsta, tai reiškia, mes turim finansiškai prisidėti. Ir aš labiau palaikyčiau šią paradigmą, kad tam tikros paslaugos turi būti kiek galima arčiau žmonių, tam, kad žmonės jaustųsi saugus, kad jeigu kažkas bus, už 10 ar 15 km yra ir aš galėsiu ir dieną, ir naktį nuvažiuoti. Kažkuria prasme subsidijuoja tą vietą. Ir čia atsiranda naujas finansavimo modelis, kuris jau buvo išbandytas su keliom paslaugom, bet mes jį planuojam sparčiai plėsti. Tai ne tik už paslaugas finansuoti, kad yra suteikta konkrečiam vaikui pediatrijos viena ar kita paslauga, bet ir pridėti bazinį finansavimą tiesiog, kad pediatrijos skyrius veikia, kad jie gautų bazę ir jaustųsi lengviau finansiškai ir tą skyrių išlaikytų. Tai tas bazinis finansavimas tada ateitų į visus, tiek regiono, tiek miesto
sveikatos priežiūros įstaigas. Tai tas už paslaugas ir už bazinis jisai leidžia vat, išlaikyti tam tikrą prieinamumą. Akušerija man irgi atrodo yra svarbu, kad žmonės ne visi važiuotų į Vilnių ir Kauną ar Klaipėdą. O galėtų būti lokaliai. Kiek galima arčiau, tas irgi žmonėms yra svarbi dalis. Paskui dienos stacionaro irgi, dienos chirurgijos irgi. Taip. Bet šitus dalykus apsirašinėjat, ar ne? Kad jie būtų. Ir tikrai tas tinklas, jisai iš lėto jis nuolat transformuojasi, nemažai priklauso ir nuo savivaldybių merų sprendimų, nes jiem pavaldžios kai kurios sveikatos priežiūros įstaigos, nuo pačių vadovų, kaip jie sprendžia viduj, bandydami subalansuoti biudžetus. Bet tam tikra logika, jinai jau egzistuoja ir norisi ją vystyti, derinti prie žmonių, prie šeimų poreikių. Paskutiniai 2 klausimai yra vaikai ir senjorai. Tai vaikai labai rūpi ir man taip gera, kad tiesąkant paviduliauju, kai jūs ten su tais vaikais dainuojat, šokat, nuleidžiu rankas. Gal mes, kodėl taip nedarom? Tai tikrai čia kažką darom. Visi kažką veikiam. Kažką veikti reikia, ne? Tai viena vertus, tai tų vaikų saugumas. Ir mokyklose atsirandantis ten atvejai, kai jie parūko kažkokių neaiškių priemonių. Ir, nežinau, ir vaikų vakcinavimas tam tikroj... Kaip užtikrinti, kad vaikas gautų tą sveikatą, kokią reikia? Ar čia yra kažkoks prioritetas, ar mums vaikai prioritetas? Matot, vėl 4 klausimus į vieną. Vienareikšmiai, vaikai, jeigu žiūrim į dabartį, dabartis parodo, kokia bus ateitis. Mes iki 7 metų amžiaus vaikų turime panašiai iki ketvirčio viršsvorio. Ketvirtadalis yra turinčių viršsvorį ir tai yra problema. Reiškia, tai yra mūsų... Jau turim, tai, Amerika, žodžiu, mūsų kieme. Būtent. Ir čia mes turim nudirbti didžiulį darbą. Visi. Man atrodo, vienas dalykas, tai aišku, kad šeimos atsakingos už maitinimą, bet švietimo sistema ypatingai. Aš visą laiką buvau ir politiškai sakiau, kad tas nemokamas maitinimas, kuris ateina į mokyklas, kad jis būtų sveikas maistas, švediško stalo principu, kad vaikai patys rinktųsi ir išmoktų rinktis tas, kas jiems skanu, kas jiems patinka, spalvų daugiau lėkštė ir kiti dalykai. Kiek jam norisi. Ir kiek galima daugiau klasių. Kol kas ambicija šitos mūsų valdžios yra užbaigti tas 4 klases, prieš mokyklą ir 4 klasės, kad jau po šios kadencijos uždarytume su pradinė mokykla. Mano ambicija yra iki 12 klasės eiti estų ir skandinavų pavyzdžių. Ten jaunimas atėjęs į mokyklą lygiai taip pat nemokamai, valstybės finansuojamas maistas, įsidedu, valgau sveiką maistą ir tada aš visai su kitais įgūdžiais, įpročiais išeinu į suaugusio pasaulį ir turbūt pradedu tai tęsiu arba praktikuoju sveiką pasirinkimą. Be galo svarbu, kiekvienas euras įdėtas į šią programą atneša 2 eurus vertės. Dėl vaikų, tai kad mažiau jų reikia gydyti, jie pasiekia netgi pasiekimus profesinius ir kitokius aukštesnius ir tas visuomenė mūsų sugrįžta. Taip. Turime investuoti. Viena klasė yra apie 20-25 milijonai per metus kainuoja. Vienai klasiai? Visai kartai. Šeštokai visi, šeštokai yra 20 milijonų. Jo, panašiai. Kadangi vaikų vis mažėja, tai vis tų pinigų reikės. Patupytumėm dar. Reikės mažiau. Tai dėl to aš sakyčiau, būkime ambicingi iki 12 klasės, perspektyvų tikrai galime. Tai čia vienas dalykas. Kalbant apie ekranus, man atrodo, ekranai irgi yra viena iš temų, svarbių temų. Priklausomybė, išskirtinai bendravimas per juos. Gal jūs galite pasakyti savo pavyzdį, kaip jūs namuose darot? Pas mus yra labai aišku, iki kiek metų kas kada pradeda, kadangi jau eina 2, 3, 4, 5 vaikas, tai jie žino, kad iki 10 tai tikrai nebus išmanaus telefono, iki 14 metų bus ribojamas laikas Family Link'ų, nuo 14 jau pradėsim pratintis tokio atsakingo vartojimo. Atsakingo vartojimo. Tai tas yra, ne visada tas veikia, pagundos yra didžiulės, tikrai nuolat esam tokio ribų išbandymo procese. O draugai, o klasiokai. Būtent. Ir čia reikia pagalbos ir tėvams, kaip tai daryti, tam tikrai tos bendruomeninės iniciatyvos, kur šeimos kartu man padeda tai, kad mes su tėvais susėdę, su šeimomis, su poromis susėdę, tai aptariam ir ieškom sprendimų kartu.
Bet kitas dalykas yra ribojimai mokyklose. Aš esu už nacionalinį sprendimą, ne kad pati mokykla. Ne demokratija, o sprendimas. Kad būtų ir mokyklos neturėtų blaškytis, šeimos neturėtų blaškytis. Apsisprendėm, padarom iki kokių metų, reiškia, telefonai negali būti klasėje. Man atrodo, kad čia atviras klausimas ir link to linkstant. Link to, man atrodo, ir artėjom. Turbūt tie dabartinės švietimo ir mokslo ministrės bandymai sudaryti tą demokratinį sprendinį, atrodo, kad vis tiek vis daugiau tikimasi, kad bus priimtas sprendimas ir aš jį palaikyčiau. Kitas dalykas - užimtumas vaikų. Kai vaikas užimtas, nėra telefone. Prieinamumas būrelių yra be galo svarbus. Kol kas jis yra per mažas, per menkas ir būreliai labai brangiai kainuoja. Krepšelis finansuojamas 20-25 eurų ir tai nuo 16 ar 17 metų nekyla. Tai reiškia, 10 metų yra užšalęs krepšelio. Šitas turi irgi padaryti proveržį, irgi yra mūsų vyriausybės programai. Kiek jūs galvotumėt per savaitę verta lankyti vaikui kažkokiu būreliu? Jeigu manęs paklaustumėt, aš sakyčiau, kuo daugiau, tuo geriau. Mes tokie tikriausiai buvom patys, ar ne, kai buvom vaikai. Taip. Mes tą atsimenam, jo, bet iš kitos pusės ir labai aiškiai matosi, kai vaikas užimtas, jis ne telefone. Tai visiškai. Tiesiog alternatyva. Nėra kada tam netikram gyvenimui. Tai ar futbolas, ar kiti būreliai, ar meniniai, yra begalės visko ir čia labai svarbu tada savivaldybės turi plėsti savo būrelių prieinamumą, nes, pavyzdžiui, muzikos mokyklos, kur teikia savivaldybė, tai visiškai nekainuoja paslaugos arba kainuoja minimaliai, bet privačioje yra neįtikėtini kaštai ir tada šeima renkas ar gali leisti ar ne. Ir jeigu negali leisti vaikų dėl pinigų, tai yra didžiulė tragedija. Tai tiesiog yra didžiulė tragedija, taip negali būti. Tai čia trečias dalykas, šalia maitinimo, telefonų. Saugumas dabar, dar emocinis ir fizinis. Svarbus labai klausimas. Mes iš vis kalbame apie elektroninių cigarečių vienkartinio uždraudimą, kur Europos didžioji dalis yra nuėjus. Jau daug kas padarė taip? Yra nemažai ir čia motyvuoja ekologiniais tais, kad mėtosi tie vienkartiniai kitais motyvais, bet man atrodo, čia ir įpročių ir kitų priežasčių. Čia rudens klausimas? Esame įsirašę į programą, pasižiūrėsiu, kada įsipareigoja, bet įsirašė priemonę planą ir aišku, tada labai griežtinti prieinamumą, pasiekiamumą tų medžiagų, kurios atsisiunčiamos per internetus. O kaip tai dar galime padaryti? Čia jau policija? Čia reikia su policija ir muitinė kalbėtis. Įmanoma tai daryti? Reikia kalbėtis, kol kas dar neturėjau tos galimybės. Jūs po ligoninės važiuojat. Bet norisi užaštinti šitą klausimą pilna apimtimi. Jums stipriai rūpi? Vienareikšmiai, nes per tuos veipus, ypač įpilamus, kur gali įsipilti bet ką, žinom, kad nusinuodė arba pakeičia gyvenimą nuo pirmo parūkimo dėl to, kad įdėjai vieną ar kitą medžiagą, kurios dar dėja daugelio iš jų mūsų laboratorijos negali įvertinti, kas tai yra ir kokį poveikį tai gali. Čia Badaras profesorius buvo, sakė, 400 vienetų yra be... Būtent, o mes keliasdešimt jų įvardinam, kad tai yra narkotinės medžiagos, o kokie skaičiai. Tai čia kartu su narkologais ir sakiau, ir muitinė, ir policija turim nudirbti didžiulį darbą. Taip. Ir pati sveikata, patikrinimai, visi, nežinau, ar pats tiem 5 vaikam einat rugpjūčio pabaigoje. Stengiamės birželį padaryti, čia kaip buvo reportažas, kad eilė susiformuoja. Tai tikrai kažkaip... Visas, žinot, tikrai labai noriu... Per tos gydymo procesus vis tiek... Odontologija, akis, žinot, paskiepyti laiku, patikrinti. Yra šita tema jūsų prioritetuose? Taip. Super. Šalia to, kad tie patikrinimai jau jie yra ir gerai, kad tai įtampa sukyla prieš rugsėjo 1, tai reiškia, kad mokyklos taip lengvai nepasiduoda ir laiko tą ribą, kad vaikai būtų patikrinti, yra labai svarbu. Mes galim daug ką pamatyti, daug ką koreguoti. Bet dar yra svarbiau, kad įsijungtų tada tos koreguojančios priemonės, tiek fizinio aktyvumo, tiek... Čia labai stipri tema. Ir pabaigai visiškai imam tuos mūsų pagarbos labiausiai vertus žmonės, kurie pamatė, šito gyvenimo pamatė jau labai daug. Man tai patiko Reelsą, tokį vieną mačiau ir sako, kai kitą kartą žiūrėsite savo tėvus, be fotografuojančius kažką ten, ką jie ten daro, kaupia. Sako, jūs prisiminkit, kad jie irgi čia gyvena pirmą kartą.
Ir man tai buvo gražu, kad, žinot, mes Gražu. iš tų vyresnių vis galvom, ką jie daro. Jie patiria šitą pasaulį lygiai taip pat pirmą kartą. Gražu. Nu, jis labai keičiasi. Tai, kas šitoje vietoje? Kaip jūs matot šitą sritį? Na, čia mums visiems reikia pasitemti, kad mes kiek galime ilgiau sveikai gyventume. Sveiko gyvenimo trukmė yra labai, jinai auganti yra iš lėto, bet jeigu mes taip siekiam vos siekiam 60 metų, moteris, o vyrai ir tų nesiekia, kiek sveikai gyvenama be tų pagrindinių ligų. Tai su skandinavais palyginus, kur 70 plus gyvena sveikai, tai rodo, kad 10 metų papildomos gyvenimo kokybės reiškia, kad mūsų tai, kas vyksta visuomeniai, tos įtampos didžiulios ir tai, kokius mes pasirinkimus darom savo kūno atžvilgių, vieni kitų atžvilgių, yra tokie. Ir tą reikia keisti. Ir čia mes tam, kad sveikai gyventume, kiek galime ilgiau, visi turime jau ir dabar keistis. Nuo vaikų pradedant, nuo savęs ir taip pat vyresnio amžiaus žmonėms sudaryti maksimalias galimybės, kad jie tą sveiką gyvenimą gyventų, o jeigu ne, tai tada, kad gyventų su priemonėm, pagalbom. Man atrodo, vienas iš didžiausių iššūkių šiuo metu yra užtikrinti tą globos, slaugos dalį. Bet jin dabar labai privati. Jinai yra ir privačios, ir valstybinės yra, bet didesnė problema šiuo atveju, kad mes sistemiškai nesam pasiruošę senstančios visuomenės tokiam atsirėmimui į paslaugas. Tam nesam pasiruošę, tiesiog paslaugų yra per mažai, o mūsų vis daugiau sensta. Jeigu mes norime nebūti našta savo šeimoms, kaip kad metai iš metų būdavo anksčiau, šeimos rūpindavosi savo senoliais, kas man atrodo yra labai gražu, bet dabartiniai visuomeniai, jeigu turime sunkų ligonį savo namuose, tai reiškia, kad bent pusę etato, ar jeigu ne visą etatą, tu turi skirti savo darbo laiko, tai reiškia, kad šeimos galimybės labai ženkliai sumažėja. Taip. Tai šiuo atveju, kad žmogus galėtų būti namuose, tam yra reikalinga, kad specialistų komanda ateitų ir padėtų šeimai. Dabar matom, kad daugeliu atveju to nėra, arba yra ne per mažai, nepakankamai ir tada turim, kaip jūs sakėt, privačiai ieškoti, kas žiūrėtų, prižiūrėtų. Taip. O neturim dėl to, kad degunės, kaip čia to erdvės nėra, iš kur paimti, kad jie galėtų jais rūpintis, nes visi užsiėmė. Yra vienas dalykas taip, kad yra viena paklausiausių, tai būtent slaugytojų ir tų prižiūrinčių asmenų rinka vakarų Europoje ir mūsų labai nemažai žmonių važiuoja prižiūrėti. Ir visi žinom, dėl kokių priežasčių. Jie mielai nevažiuotų, man atrodo. Būtent finansinės galimybės ir taip toliau. Tai reiškia, kad tas poreikis yra ir mes jį matom vakaruose, toks pat yra ir pas mus. Tik tiek, kad mes daugelis tada arba kažką samdom, arba patys bandom savo šeimos galimybių sąskaitą prižiūrėti ir rūpintis. Taip neturėtų būti. Ką padarysit? Slauga ir globa. Vienas dalykas, jos turi būti apjungtos į ilgalaikės priežiūros paslaugas, kas yra Europos irgi standartas, kad yra specialistų komanda teikia paslaugas, o nedubliuoja. Vieną kartą ateina slaugytojas, tą pačią dieną ateina kažkas iš socialinės paramos skyriaus ir labai panašias paslaugas teikia. Taip neturėtų būti. Nedubliuokim biudžetų resursų, darykim komandas. Tai šitą mes įsipareigoję taip pat per šią kadenciją padaryti, sujungti paslaugas, kad teiktų specialistų komandos tiek į namus, tiek dienos stacionaro, tiek stacionarės paslaugas. Kaip taip sakant, žmonėms bus kur kas aiškiau. Aiškiau ir nebereikės tarp sistemų susigaudyti, kokius kriterijus reikia ateiti, kad gautum tą, kokius kriterijus, kad kiek valandų, kur tai yra, ar jau priklauso, ar jau nebepriklauso. Būtent bus viskas aiškiau, skaidriau, čia pacientui vienareikšmiai turėtų būti geriau. Antrasis dalykas - visuomenė sutarti, kaip mes tai finansuosim. Kol kas iš valstybės biudžeto finansuojam globą, bet kiekvienais metais ten trūksta apie 50 milijonų eurų, kad užpildyti tikrai poreikį, bent jau tas, kuris deklaruotas, o kiek dar yra nedeklaruoto. Ir čia sakyčiau, kad artėjant kadencijai pabaigą aš ieškočiau kartu su socialinės saugos ir darbo ministrė, tikiuosi, nes jinai kuruos tą ilgalaikės priežiūros paslaugų įgyvendinimą, kad kartu su jie politiniai bendruomeniai, taip pat ir politiniais oponentais ir kolegomis ieškoti tokio tvarų sprendimo. Gali būti, kad mums reikės ateityje eiti, kaip ir kitoms vakarų Europos visuomenėms, kad ne tik savo sveikatai, bet ir savo senatvėje atsidėsim pinigų paslaugoms, ne tik išmokoms kaip pensijoms, bet ir paslaugoms dalį pinigų atsidėti per
per sveikatos draudimo finansavimą ir kitus dalykus. Nu Tai ką, taip. yra reikalų. Ministrė, Lietuva sveiksta? Lietuva sveiksta, norėtųsi, kad sveiktume sparčiau, greičiau ir džiugiau. Jūs pristėsit prie to? Esu tam, tik tam. Tik tam. Super. Labai Dėkui. Jums ačiū, linkiu sėkmės ir žinau, kad mėgstat duoti ataskaitas, kas pavyko. Tai jų ir lauksim. Ačiū O labai. jeigu reikės pagalbos, man atrodo, visa Lietuva linkusi sveikti. Tai jeigu tik kažkaip galim, tai padarykim. Dėkui labai. Ačiū labai.